Sveiki visi, aš Deividas. Aš Tadas, čia yra Top lyga ir MyB važiavimai kartu su Deividu Vizgirda. Tai keliausim po visą Lietuvą. Taip, keliausime po visą Lietuvą, pasisodinsime čia į galą svečią, aprodysim jam įvairius Lietuvos stadionus, Top lygos varžybas tarp įvairių komandų, kalbėsime apie futbolą, apie sportą, apie pirmas pažintis su futbolu, apie refleksijas po varžybų, ką pamatėme, ko nepamatėme, ko tikėjomės pamatyti ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai bandysim apšie žmonės daugiau apie futbolo atmosferas, kurie pirmą kartą, kurie ne pirmą kartą, gal jie pasidalintų savo istorijom. Tai kuo daugiau futbolo, kuo daugiau mūsų futbolo, tai stebėkit, žiūrėkit ir ką šiandien pirmasis svečias. Omantas Jokubaitis. Taip. Tarp kitko, dar vienas dalykas, ką norėtumėm paminėti, kad neatvažiuosime tik į Dariaus ir Girėno stadioną ar tik LFF stadioną, būsime įsibarstę po visą Lietuvą, tai ateikit ir jūs žmonės į varžybas, pakalbinsim pertraukos metu jūs ir visi smagiai, jaukiai ir bendruomeniškai praleisime laiką. Taip, keliausim visur, nebus išskirtinų miestų, bandysim visur apsilankyti po truputį ir parodyti tą mūsų futbolo geografiją, tai tikrai nebijokit, prieikit, jeigu pamatysit, nusifotografuokit su Deividu ar mūsų svečiu, pakalbinkit ar galbūt sudalyvausit challenge, kurį jie darys, tai dar šiek tiek daugiau lygos turinio apie futbolą ir daugiau jo iš įdomesnių kampų ir su įdomesniais žmonėm, tai stebėkit, spauskit like, subscribe, share ir lauksim jūsų vertinimų. Taip, o dabar keliaujame į pirmąjį epizodą. Gero žiūrėjimo. Gerai. Viliuosi, kad nepadarysim avarijos, kokios net būtų labai geras. Gerai iškarpa būtų. Tai kaip Jo. Slabotkė, geras rajonas. Aš taip ir pagalvojau, tu atsintė Varnių gatvėje, aš žinau, kad Čia yra tarp kitko Fulės Starikas, kur žaidžia rungtynės. A ne? Jo, prie pat už mūsų irgi. Žalgirio. Tai čia tas akademijos. Akademija, Tai labai fainai būna, nueinu, šunį vedžioju, nueinu pasižiūrėti, kaip žaidžia, ten kokie vaikų rungtynės būna, tai ant garažiukų sustojam, užlipam, pasižiūrim. Tipo, labai cool, dėl to, kad for free. Čia tas pats, kai koncus varyt, kur Timberlake'as Karočią Halį koncertuoja, tiesiog nueini į Ąžuolyno parką, kimarinį. Jo, tai Liudvinavičius su pana nuėjo, ten pasiėmė sidriuko, taip toliau. Sako, mes ant Kalvos sėdim, žiūrim, klausom. Gerai. Labai nuostabiai viskas girdėjo šiaip. Ne, ten tobula tiesiog ir dabar bus, mačiau kažkas Kalnų parke, Stinksai, man atrodo. Stinksai, važiuoja vyrukas. Mes šiandien tai vakare būsim, kaip tas vyrukas. Čia Stinksas. Tai Stinksai irgi bus Dainų slėnio parke, tai įsivaizduok, tu irgi tu galėjai pasivaikščiot ir iki KMR. Tiesiog. Aš mačiau rugsėjo gale Eisę Prokį atvaro. Asapinis, okay. Aš neklausau, vieną dainą žinau. Nesirepo žmogų. You wanna slow. UK ten kažkas kolaboravas. Šiaip kas įdomu, kad šitos mašinos taip lengvai neapgaus, nes rodo, kad tu sėdi vidury raudonas, o kad diržą užsegėjai po kairę. Ai, bet nemirčia. Nepypsi, tai jeigu viskas tvarkoja. Okay, gal aš stambus esu? Nudypo. Ne, man tai sakė. Koks tavo ūgis? 1,85 ir 1,85, tai 8,7, 8,8 sver, manau, visai adekvatu. Bet čia jau viršsvoris, man atrodo. Bet jo, aš viršsvorį turiu, aš turėčiau sverti 8,1 gal geriausia forma mano būtų, arba 8, kažkas į tą pusę būtų geriausia forma, bet žinai, čia viskas yra su laiku, nes tikėjau, kad apskritai namėsiu tą visą viršsvorį, kurį turėjau, bet žinai, čia ne apie svorį ir kilogramus, čia susitikom. Pašnekėsim ir apie svorį ir apie kilogramus. Davai, Hyroxo berniuką. Bet galėsi ir savo papasakot, bet įdomiau už tavo turbūt. Gerai. Buvo apie jūs dviratininkus, blemba, norėsi irgi biškį. Gerai. Pajapim, bet pačioj pradžiai, Omantai, taip. Važiuosim šiandien į futbolo varžybas. Taip. Taip. Rimtai? Taip, Top lygos varžybas tarp Kauno Žalgirio ir Marijampolės Sūduvos. O kokia tavo sąsaja su futbolu šiandien? Mano sąsaja su futbolu tai tiek, kiek aš vaikas iš tikrųjų fulę lošiau, lankiau ir taip toliau. Lankymas ten nepasakyčiau, kad lankymas, tiesiog eini nemokamas treniruotės, nes treneris pastoviai keisdavosi ir neatskirdavo, kurie vaikai susimoka ir kurie ne. O treneris dėl ko keisdavosi?
Pavargęs labai treniruotės ves. Man atrodo, kad jis užsiminėdavo kitais dalykais, negu su fulė kažkas. Vaikų mane pavyzdžiui. Bet jis mokėdavo spardyti kamuolį. Šiaip man labai patikdavo, kad mes, nežinau, Friedrichas toks buvo irgi futbolistas iš mano vaikystės. Jis, man atrodo, ir šiaip fulė gerai lankė. Linkėjimai, žinau, kad niekas nežiūrės, manęs neatsimeni, bet vis tiek aš atsimenu tave, nes blemba, kai žaisdavom vienaletkę ir seniai jaugu Friedrichas yra, tokius abarotus jis pirė, kad dieve, padėk, aš atsimenu, bijodavau išeiti į kiemą dėl to, kad man reikės kokį štuką pritupimų padaryti, arba štuką šuliukų. Aš neidau į kiemą, aš prašydavau, net neprašydavau, jeigu tėvams sakydavau, jeigu per ilgai būsiu, tiesiog išlyskit per langą, nes galimai darysiu šoliukus arba pritupkės. Jeigu iki 8 negrįši, čia ne aš, čia Friedrichas. Ir esmė tame, kad kas dar blogai buvo, kad jeigu tu nepadarysi tų visų dalykų, kurie už tos įvarčius, kurios gausi, žinok, ragas senės, sudaužys. O pas mus, pavyzdžiui, būdavo, mes vienalietkę irgi šakiuose žaisdavom. Ir jeigu tu ten, pavyzdžiui, turi šokinėti, nežinau, 1000 kartų daleiskim. Taip. Tai mes pasirinkdavom, alternatyvą būdavo iš kiekvieno po 5 arba po 10 španų. Španų tai kur nugarą stovinė ir kalą. Taip, ir į pasturgalį. Ai, ne iš kamulio, iš kojos. Ne, taip, iš kojos. Ai, iš kojos į nugarą šaučiau specialiai. Gerai, su tavim nežaisiu. Ne, baig. Tai kiti nepataiko, kiti nedat, priklauso koks taugis, aišku. O pas jūs buvo tokių alternatyvų? Buvo. Nes tu gali sakyti, kaip Omantas, koks šiaip atletiškas buvo vaikystėje? Ne, aš buvau labai kūdas, mano tėvai netgi sakydavo per kūdas, esu nes mano šeima ir giminės labai stambus su derama pagarba, bet šiaip stambesni žmonės tiesiog, tokie, kaip pasakyti, turintys daugiau maisto, galbūt, nežinau. Savy, taip. Tai visi mes tokie buvom, tik aš kūdas buvau, žodžiu, nesmė. O tai darydavai kažkokią alternatyvą, aš nešauksiu, pavyzdžiui, 1000 kartų. Mes būdavo pas mus arba ant bortelio šokinėt, arba galvoju, spardymas su kamoliu į subinę, tipo prie sienos prilipus, galima tokius įsivartymus padaryti, arba tiesiog mažiau pritupimų turi daryti. Ir viskas. Okay. Nes ten aš neatsimenu, kaip tiksliai įsiskaičiuodam ir kaip pasirinkdam, bet žodžiu susitardam. Tas vis laik buvo tas susitarimo reikėjo mums. Tai jeigu tarp draugų žaidžiam, tai susitarimas yra, jeigu ne tarp draugų ir iš kiemo, pavyzdžiui, ten buvo vaikų kiemas, jeigu iš vaikų kiemo bachūrai ateina, tai nelabai susitarim. O sadindavot kažką vieną, būdavo pas? Taip, sadint ant varto? Ne, kuris specialiai. Kad jeigu tas žmogus, kuris nori, kad būtų vartose, tarkim, jo kamuolys lekia į jautą ir tu nepadedi, netrauki. Bliam, dabar galvoju, čia buvo. Aš manau, kad buvo tokių. Tiksliai gal dabar neprisimenu, bet atsimenu, kad kai kurios sadindavom, jeigu labai tuo metu nepatikdavo arba neleisdavo prie kombo pas jį namie. Nes pas mus irgi būdavo, mes tai sadindavom vieną, būdavo pas mus toks bubis. Tu jau iš vardo galvoji, kad sadint gali. Bubis nebus plonas. Yeah. Bubis negali būti plonas iš savo pravardės. Bubis jeigu atsitupė, nebeatsistos 2 dienas. Yeah. Bubis yra bubis. Dar sutinki bubį dar nelabai? Tikiuosi, kad nebesutiksiu. Bubis man yra spyręs į dantis, taip iš krokso, nes jį oboliuką paleidau. Tai apšūkiau, bubi tu. Tai mes jam darydam specialiai, nes kaip vaikui, aš žinau, kad dabar čia nenormalu ir neetiška yra šaipytis iš tokių dalykų, bet kaip vaikui labai smagu žiūrėti, kaip labai storas bičas 1000 šuliukų daro. Ta prasme, labai faina. Oi, ne. Jeigu būtumėm turėję kameras, telefonus, kur filmuojam, būtumėm filmavę. Tikrai būtų storis. Bet čia kaip vaikui. Bet pažiūrėk, kaip į naudą. Bet ir dabar jokies. Jo, kaip į naudą galėjo būti, įsivaizduoji, tu ten, sveri kokius 70, o ūgis metras kem, tarkim. ir tipo šokinėjai ten 1000 šuliukų. Tu tikrai daug kalorijų sudegintum. Šiaip jo ir, nebūdam ten mazochistai kažkokį, Seniai mes visą dieną laksydavom, mes sudeginom koją 11 000 kalorijų. Taip, per visą dieną. Jo, galbūt. O šitą, gerai, o kaip lankai fulės treniruotės? Jo, bet aš čia negaliu sakyti lankymų. Jo, bet... Ėjau į savaitę kartą gal.
ką reikėdavo atlikti, kokios būdavo užduotys? Buvo tokie koliukai ir reikėdavo su kamoliu prasivaryti pro koliukus. Atsimenu tik šitą, daugiau nieko neatsimenu, nes paskui neįdavau tiesiog. Porą sudalyvaudavau, tų estafečių kažkokių, žinai, ten tų pamokų ir viskas. Tai tik tiek. Ir atsimenu, mes nelauke, mes sporto salėje būdavom, Stulginskio. Nu, tipo mano mokyklos, ex. Tai mes ten turėjom su salinukais varydom visą laiką ir ten paloždavom. Bet labiau kašio dominuodavo, bet žinai, kaip daug draugų susirinkdavom, nu tai kašės nelabai pažaisi, nes maža salytė, tai varydavai fulę, žinai, turėdom tos, kaip tik savo kiemę turėdom tokią keistą tą aikštę savo į tokią kampų, kaip nusileidė. Čia galėsit užpypinti. Tai tokia kampu, taip, tokia kampu, žinai. Tai žodžiu, tokia pas mus buvo ta aikštelė, bet smagu, nu, žinai, vaikam, nu ir ten ir vyresnė ateidavo, tai smagu buvo pasparti tą kamalį ir parodėt, ką išmokai ten su salinukais. O turėdavo stipribių kažkokiu, nes pas mus, aš atsimenu, kiekvienas norėdavo parodyti, kaip gerai apsivarai ten, apsivarinėjai kitą žaidėją, bet būdavo iki pirmo kažkokio pykčio. Po to tu nežaidė futbolo, po to prasideda WWE varžybų. Ta prasme, kurį iškirs, ten kojos netrauki, jeigu kažkas su metaliniais bucais atėjo, žinau, kad specialiai atėjo, jis nežais futbolo, jis žudyt atėjo. Bet mes neprimdavom tokių, iš tikrųjų. Kas su bucais, mes sakom su normaliais kėdukais. Ai, pas mus tokie organizuodavo, matai, tai labai sunku neprimti, kai organizuodavo. Aš galvoju, aš labai mėgdavau šienauti, jeigu mane užknisdavo labai. Aš šienaudavau per kojas tol, kad tag ir apsimesdavau, kad aš netyčia. Porkė? Porkė? Tai panašiai, arba mindavau ant kojų. Šitą atsimenu, bet esu gavęs į dantis už minimą, nes ten netam pataikiau. Neįvertinau tiesiog priešininką. Hierarchijos. Taip. Buvo negerai, galiu pasakyti. O šiaip kokiai hierarchijos maždaug vietoj pakopai buvai tu? O, pats buvo dugnas. Kur buvo pasikiptiečių šudros, ne? Kur buvo... Ne, mane paimdavo, bet, žinai, aš nebūdavau tas, kuris su kamuliu tik išeina. Ne, man nereikėdavo kamulio, kad galėčiau būti komandai. Tai viskas gerai. Tai čia jau pažengęs šiaip. Jo, šiek tiek, nu, nežinau, draugiškai. Kelintą išsirinkdavo, tave rinkdavo komandą. O, blemba, čia jau paklausi, čia jau gėda. 7 kokį. Iš kiek? Lingalo, sakau, link dugno. Ai, tai tą prieš paskutinį, kur... Jo, 3 likę dažniausiai. Ir bet vis tiek svarbiausia, kad ne paskutinį pašaukė, ne paskutinį šaukimą. Aš toks laimingas, spaudžiu vis tiek rankas. Visiems kažkas pasirinko, taip, pozityviai. Bet ant vartų nereikėdavo būti. Blogiausias būdo jausmas man tikrai kelis kartus yra tekę. Nu tai ateikdai. Patį paskutinį. Man taip šūliai būdavo su tarp klasinės, kai kokias vykdavo, žinai, estafetės. Ir visą laiką mane imdavo ten į kvadratą, man atrodo, rinkdavosi. Nu, ateiko, irgi. Tarkim, dar apie tos laikus karjerų pradžią futbolininkų, galbant, turėjo kas nors pasiskėmę vartininko pirštinės? Ne, niekad gyvenime. Žaisdavom, ką turėdom. Tai wow. Keitėsi, pirštinės. Jos tokios lipnios yra. Tai aš įsivaizduoju, kad, nu, čia jau kieta. Nu, matai, aš iš Vilniaus. Pas mus šiaip šakiuose kieme vienas draugas, tarp kitko mano, tu irgi žinai, esam kartu šventę. Baliavoja. Džampa, bet taip. Okay. Deividas Gusas toks linkėjimas. Jo, atsimenu. Jam tėvai ten iš Jurbarko turgaus kažkokio nupirko vartininko pirštinės, nes jis vartininkas būdavo, ir jam nupirko kapą. Ir mes eidavom žaisti į kiemą ir jis tam kiemę vasidėdavo tą kapą. Bėg toliau, išmirsiu tau, nieko nesigirdi. Ir mes varėm į Jurbarką, į varžybas, į turnyrą ten tokį, ir jis pamiršo tą kapą įsidėti ir pirmą ataką jis gaudo kamuolį, bėga ir iš štangas. Visas. Ir sakau, Deivid, tu į kiemą, blemba, neždavais tas kapas. Į turnyrą, ne. Tem ir dantis iškrito, man atrodo, ar kažkas, nu, kad pas dantistę po to labai ilgai vaikščiai tem ir nuvodžiai reikia. Tai gal pieninis buvo, ne? Jis gal pats pieninis labiau buvo, bet jo, tai ir tokių dalykų buvo. Mes gal labiau turėjom tokį beisbolo pirštinę, atsimenu. Ir beisbolo kamoliuką. Ir kažkodėl jo negaudavau, nes galvojau, kad sulūš ranka visada. Nes jis toks, nu, beisbolo kamoliukas, žinai. Sakė atsargiai su beisbolo kamoliukais, tai čia nežinau, čia mitas turbūt, bet smagu man būdavo, atsimenu, palaikyti rankose. O dar iš tų fulės technikos klausimų, pairams spardydavai pirštais ar mokėdavai ten nuo kelties? Šonį niekad, špico.
pamiršau jau. Ne, visą laiką. Visi skirtingai Man geriausiai, nes tiesiausiai eidavo. Tiesiai ir stipriai. Tiesiai ir stipriai ir greitas tas kamuolys. Aišku, nekalbu ten apie kokius kojų kvadratus ir taip toliau, nes mes turėdom dar tos kiemus, kur labai didelės plytelės būdavo ir galėdom tose plytelėse žaisti kvadratą tiesiog, kad 2 kartus nepasiliestų kvadrate kamuolys, tai labai irgi smagus atsiminimas. O dėl spardimo, tai dabar kaip tik nespardau iš spicos, spiriu iš šono. Bet kad jis nugribauja tas kamuolys, aš tik tiek galiu pasakyti. Šiaip aš analogiją tokią turiu. Spirti iš piko yra kaip tylus bezdalas. Tu nežinai, kur jis gali nueiti. Jis gali nueiti labai šoną. Jo, bet gali toks taiklus būti. Ir tu taip užuosi greitai viską. Taip. Ir taip tiksliai bus. Bet kas yra su pirštais spiriant, man belikiek batų suplyždavo. Man mama sakė, tu nepažaisto futbolą, sako, nes tiesiog visi įsivėpia batai. Dar pala, aš galvoju, man labai patikdavo čia toks gal spyris, kai atsimuša kamuolys ir lekia pas tavį ir tada su koja užsimovus kalt ir tada tokia trigubas tas toks greitis, jėga. Aina savo. Aš turėdam net pavadinimą, atrodo, nakatar, kažkaip padaryk man nakatar, tai to paridena ir kad būtų kuo didesnis. Jauties, kaip ten Nes mes, kadangi gyvenom daug devynaukščių buvo aplinkui, tai mes spardinam į sieną, kol neišlysdavo kaimynai, kad paknis proto, kad jau čia, kiek galima. Į tos mano nesįsivaizduoji sieną tavo lauko ir visą dieną spardo kamuolį jaunimas. Tai kol neišlysdavo, tol spardavom. Arba jeigu išlenda iš 3 ar 4 aukšto, spardami į 2 ir 1. Tai dar buvo labai geras dalykas, nes galėdom pasirinkti aukštį. Pas mus kieme visą, mes irgi kieme žaisdom, kol, žinai, kaip buvo, mums patikdavo neparidento, su ranka kažkas taip į žemę kamuolį padaro, žinai, ir tada tu tokį skrymerį muši, tipo šokinėjantį kamuolį muši. Ir vienas draugas ten į lynus, į langus ten buvo pataikęs kaimynų, taip toliau, ir kažkada mes žaidžiam fulę, išlenda kaimynai. Sako, blemba, jūs čia visai ne vietoj, už 500 metrų stadionas yra, eikit į stadioną, čia futbolą žais, sako, man gėliau sumindysit. Tas atsisuko ir jis jau vyresnis buvo, cigariuką rūko šalia, sako, tai tu eik į stadioną gėlių augint. Ir toliau žaidžiam. Laukiniai šakiai. Laukiniai šakiai, taip. O gerai, tarkim, apie smūgius puirom šnekėjom pirštais, apie vieną letkę. Čia buvo karjeros pikas ar dar kažkur kilai po to? Man atrodo, kad čia ir buvo karjeros pikas, kol dar pilnai galėdom spardyti ir visi draugai norėdavo susitikti. Tai manau, kad daugiau ir kažkaip neturėjau sąsajų. Kažkur 8 metų baigėjai? Ne. Baigiau kokią 13 turbūt. Tai čia. Ne, tai dar mes paloždom, gal net 14, sakyčiau. Fulės pabaiga su pirmu pasilaižimu. Matai, pas mus. Baigiau pasilaižiau tada, kai fulė. Baigiau man čia, 13 metų. Ne, aš dabar galvoju, kada pas mus atėjo išmanus telefonai, dabar kokiais 2011 gal jau turėjom tas išmanius normalius. Biški vėliau, aš atsimenu, gal 2012 jau tie tokie, kur, jau labiau draugai dingsta, žinai, socialinė medija, ten kas įsigrauna, kas, jau daugiau Facebooko naudojasi, daugiau kas namie tupi. Tai turbūt mes iki, sakyčiau, 20 gal dar paloždom tą fulytę ir pačią vieną lietkę. Kojų kvadrą gal dažniau, nes paprastesnis žaidimas yra, nereikia tiek daug žmonių, gali ir 2-3 daužyti. Belė lošt, bet šiaip ganėtinai vėlai, matai, aš 93, tai Deivitų kelintų 2004, ne? 99, aš dar jūsų 1000-metį. Iš tikrųjų. Aš dar Gen Z. Gen Z visiškai. Tai manau, ganėtinai vėlai pasibaigė. O pas jūs būdavo kiemą visada tas, kur galvodavo, kad taps futbolininku ir skyla blemba, bet kelį paskaudo 14. Ne, pas mus, realiai pas mus, kurie ateidavo žaisti ir taip toliau, jie jau lankydavo fulę ir jie jau, šiaip iš dalies, dabar gal pavardžių neprisiminsiu, bet daug kas perėjo į profus, aišku, Lietuvoje su profais, turbūt, nežinau, ar dabar yra problema, seniau buvo. Didesnė pinigai dabar yra. Taip, seniau buvo, nes, aš kažkaip seniau nelabai galėdavau gal išgyventi, žinai. Bet žinau, kad daug kas perėjo ir į profus, ten jau ir varydavo ten visokius čempionatus Lietuvos, tai labai džiaugiuosi, bet irgi iš kiemo, turbūt koks 1-2, turbūt iš kokių 5, kurie norėjo tęsti tą visą dalyką, tai kažkaip taip. Bet šiaip kalbant apie Friedrichą, tu šiaip nemažai tų Friedrichų buvo, jeigu čia apie tos pačius, bet keli ir tapo, man atrodo, vienas. Tai apie tą patį. Nepamenu vardu, Lukas, gal man atrodo. Gal galvoju kelintų.
kelintų. Jis tavo metų vis tiek, ne kažkur. Ne, jis vyresnis. Ai, vyresnis. Jis kokio 8-9 gal. Jo, tai man atrodo, tai jisai neseniai gal karjerą baigė, man atrodo, dabar Taip. akademijoje dirba. Okay. Jeigu apie tą patį, aš atsiprašau. Gerai, Jeigu Pas mane kiemė klystu. Modestas Vorobjovas. O. žaidė. Okay. Irgi Jo, žinau. jo tėvas treneris buvo, pas mus Vilniuje buvo pirma aikštelė, Taip. Pirma aikštelė, kur buvo dengtas kilimas. Taip. Ir aptverta tvorelė, kad tu ten Geras. nereikia kamulio bėgti, ten, ta prasme, ten wow buvo, čia 2002 metai. Tai čia seniai. vykdavo treniruotis ir Vorobjovo tėvas vesdavo ir modė būdavo toks irgi mažas piktas laikrėkdavo ir užaugavo. Jo. Užaugo. Bet pastebėjau, kad labai didelis daug- ir piktas. didelis. Jeigu tėvai futbolistai, vaikas irgi dažniausiai būna futbolistas. Nu, nes nemokamos treniruotės vaikui. Taip, jau, Žinai, kas susitaupo. svarbiausia, visą laiką sportuoji. Visą laiką galėsi žaisti polėjui. Taip, Būtų visada. keista, jeigu tėvas treneris ir iš savo žmonos prašo, nu, žvaika man pinigus, duok, žinai. Tai palauk, mėnesį. aš dabar galvoju, turiu šeškius pažįstu jau, šeškius. Taigi pas tėvo komandą tai nežaidžia. Nu, domci. Nu, Sako, niekada ir nežaidžiu. Oi, nu tai svarbiausia, kad gerai. Ir tėvas, aišku, sako, aš tavęs niekada ir neimčiau. Nu, Tai- ten jų dalykai yra, Jo, tai, jo. nu va, linkėjimai. Gerai, aš tada tau turiu tokį žaidimuką paruošęs. Aš Gerai. turiu tokių gyvenimiškų klausimų. Ir iš tavo atsakymų į tuos klausimus aš susidarysiu maždaug tokį paletę tokią dalykų, kokią tu poziciją galėtum žaisti futbole. Profesionaliam futbole, 11 prieš 11, kokią poziciją žaistum. Iš tavo tam tikrų atsakymų. Jeigu įmanoma, Bet aš išsiplėst, labai gali durnas galėsim dėl šitų parifinti. dalykų galiu atrodyti. Nieko? Čia ne apie fulę klausimą, bet Supratau, visiškai supratau. gyvenimiški. Gerai. Kaip tu elgtumės tam tikroje situacijoje? Gerai. Pirmas. Bare matai, kaip tavo draugas pradeda konfliktuoti su kitu vyru. Tu pats situacijos nežinai, kuris yra Agresorius? teisus šitoj situacijai, jo, ką darai? Dabar paaiškinti turiu? Jo, Einu. Priklauso, kiek esu išgeręs. 2 alaus. 2 alaus, kol kas žiūriu. Seniai norėčiau, kad draugelis gautų į snukį vieną kartą. Nemeluoju, tikrai. Priklauso, koks dar draugas. Kur prieini prie kito ir randi. Paspaučiu ranką. Duosi jam, damai, Paskatinčiau, ne. Žiem. Čia, ne, jo, nu tikrai, aš net nepagalvočiau, ar ten kažkoks kipišas gali būti, pas mane draugai labai ramus. Bet įsivaizduoju, vienas jau gal kažkiek išgeręs, matai, tas kitas irgi išgeręs. Ir tu ateini į situacijos įkarštį, realiai. Jo. Tu nežinai, kas čia buvo, nežinai, kuris... Bet tu gali dar labiau teisus, kuris sukiršinti, ne. čia labai daug tokia, nu gerai, šiaip norėčiau, kad draugelis gautų snukin, bet aš turbūt prieičiau, jo, paklausčiau, ar viskas gerai, aš vis laik, O tu mano draugelio? draugai manęs paklausė, ar Oma viskas liuk, žinai, nes jeigu Gerai. mato, kad kažkas prieina prie manęs piktesnio ar dar kažko, žinai, vis laik paklausė, tai aš irgi paklausčiau, ar viskas good, žinai, ar kažką Tu toks, neįtum labai situaciją, bet taip diplomatiškai bandytum. Jo, stengčiausi. Nu, tipo, koks skirtumas, niekas nieko neįrodys, žinai? Niekas nieko neįrodys, nesvarbu, ar ten pyksasi dėl ko, dėl panų. Koks skirtumas, eikit, pasirašinėkit kitą kartą, ne dabar. Okay, gerai. Mes šį laiką leidžiame. Gerai, supratau, kol kas susidarau įspūdį. Tada galėsiu paantrinti, ar aš gerą poziciją jam buvau. Okay. Nes man čia, žinai, toks elgesys, įsivaizdavau per futbolo rungtynės kažkokias, jeigu vyksta, tai jeigu įvyksta kipišas ir būna, matai, vieni žaidėjai eina į tą kipišą, o kiti jam pofik stovi, žinai. Seniai niekada gyvenime neičiau. Niekad gyvenime. Jo, tai aš sakau, tik išgyvenau. Muštis ne. Gerai. Išeina vienas tavo mėgstamiausių filmų kino teatre, bet mergina nori į romantinę komediją. Ką darai? Einu į romantinę. Yra gal panašių situacijų. Yra buvę, kur tu realiai nori- visada, blema, apie ką, nuo kada vyrai eina į mėgstamiausią filmą? Ne, eini ką tavo pana mėgsta, tai viskas. Jo, kur išėjęs dabar Spider-Man Brand New Day, aš kaip Marvel fanas. Taip, aš irgi dabar laukiu kaip tik. Ir bet turėsi ir Velnis Dėvi Prado 2. 100%. Šiaip nemeluoju, Velnės Dėvi Prada yra nuostabus filmas. Tai tikėkime, kad antra dalis bus Šiaip irgi taip, tokia taip, pati taip. nuostabi, nes ir aktoriai gražus, visi parinkti, nu kaip pasakyti, iš senų filmų, iš 90-ųjų, 2 ar ten, neatsimenu, 2000-aisiais, man atrodo, jis išleistas, ar 2, nepamenu, nesmė. Tai yra nuostabus filmas ir wow, aš O tu bandai kažkaip
sakyt savo antrai pusė, kad bliam, aš į šitą... Ar tu nesiginčiai? Ne, kam ginčytis? Ar aš turiu tiek, kaip pasakyti. Aišku, yra kiti dalykai, kur tu nori būti teisus, bet šitais dalykais nežinau, nėra dėl ko ginčytis, žinai, tiesiog darai dalykus. Ne, aš nuolaidesnis būnu šioje situacijoje. Gerai, kitas. Geri klausimai. Varai į miestą su draugais. Pirmas, ir jūsų ten kokie, nežinau, 8, nedaleiskim varo. Pirmas draugas namo išvaro 11 vakaro, paskutinis išvaro 4 ryto. Maždaug kelintą grįžti. 4 ryto. Tu su draugai iki galo. Ne, seniai, aš dėl to ir nevartoju alkoholio. Dėl to dažnai ir metu alkoholį, dėl to, kad negrįžčiau, nes mėgstu iki galo būt. Vakarėliuose aš visą laiką būsiu paskutinis. Ateisi pirmas, išeisi paskutinis. Taip, aš visą laiką taip noriu padaryti. Nežinau, aš nenoriu prarasti tos nuostabios nakties. Tai jūs su draugeliu eitumė namo, kartu eitumėt su sugniaužiais. Tu su mamba mentality Tikiuosi, taip, bet manau, kad turiu gerą ateitį. Tai ties šitų klausimų. Dar bent 3 metus, tai tikrai. Gerai. Paskutinį. Gerai, dabar turiu sureitinguoti vieną iš jų sporto užsiėmimų. Tai nuo pirmas geriausias, 4 blogiausias. Gerai. Bėgimas, plaukimas, salė, kovinis sportas. Bėgimas, plaukimas, salė ir kovinis sportas. Kovinis sportas yra pirmoji vietoje. Ką tu pats darytum? Jo, kovinis sportas pirmoji vietoje, bėgimas antroji. Sporto salę dėčiau į 3 ir plaukimas 4. Kodėl? Sporto salę šiaip nemėgstu, plaukimas labai sunkus dalykas, bėgimas tu gali visada išlėk pabėgioti ir nereikia tiek daug investuoti į įrangą gal. Bėgikai tau kitaip pasakytų. Jo, žinau, batai po 300 eurų prašyčiau. Pas mane učiam eurų 3 metus jau. Tos pačius. Kaip pasakyti, vyram, ir moterim, aišku, kovinis sportas šiaip labai daug gali pasakyti ir apie tave, kaip patį kaip žmogų, ko galbūt negali pasakyti, gerai, sporto salė gal. Bėgiojame irgi tu gali daug pasišnekėti su tavim. Sporto salėje tu dirbi, moki pinigus ir dar kartais užnisa parkingą susiras sporto salėse. Tai šito labai nemėgstu. Bet aš manau, kad apie žmogų tiesiog daugiau pats kovinis sportas gali pasakyti. Ir tu gali turėti priešininkus, prieš ką tu gali kovoti netgi, gali testuoti save. Kažkaip, nežinau, aš pats lankęs apie 2 metus kickboksą, tai man labai patiko, tik paskui nebepatempiau krūvio ir išėjau. Tai. Ok, gerai. Gerai, kitas. Vėl dabar prie žemiškesnių dalykų pereinam. Esi sodybai, žinai, kad dar vienas stikliukas ir vemsi. Be labai smagiai būnat. Ką darai? Čia gerčiau. Aš nebandysiu čia meluoti ir apsimetinėti. Išgerčiau, įsivemčiau, reičiau gert, koks skirtumas. Ir va čia tu ir skirias bičio ir panos, nes panos viskas, vakarėlis baigtis panom. Iki pirmo blogumo. Kad tu realiai ten tą vandenį. Kaip kad aš šikštokas, atsiprašau. Tu vandenį eini įsivėmi tą visą tą skystį. Taip. Ir eini grįžti prie baliavojus draugais. Ja, čia kaip per full, kem 5 minutės praeina, pasilsi 15 minučių. Bet žinai, man labai, kas alkoholio yra, ko aš labai nelinkiu žmonėm, kad vartot alkoholio, tai esmė tame, kad tu to viso smagumo nepaturėsi visą laiką. Tu vienu momentu būsi žiauriai, gerai jausies. Pikė, taip, bet tu to piko, pikas tau 3 minučių, nebent palaikai labai, bet dažniausiai piką peržengia žmonės ir nori vis daugiau ir gaunasi kaip gaunasi, vat. Ir tas paskutinis ta pareigas buvo. Gerai, 2 dar klausimai liko ir maždaug pasižiūrėsim. Bet jau maždaug kai įsivaizduoju, kokį tu poziciją tiktum. Gerai, kitas. Draugas čiešina paną, matai, kad jam sunkiai sekasi. Ar padedi jam, jei taip, kaip? Seni, aš visada padėsiu draugai, aš meluosiu. Kažkokių istorijų gal turiu maždaug? Ne, aš istorijų neturiu. Yra man buvę gal 2 kartus turbūt taip, nes dažniausiai su kuriais aš būnu žmonėm, jie labai aiškiai žino, ką jie nori pasiekti. Ir kaip su moterim dažniausiai bendrauti. Jeigu nepaina, nesvarbu, jie labai daug neapsikrauna, nesitsatskina, žinai, visi turim savo laiką ir erdvę. Bet esu melavęs, tik dabar
Ble, esu melavęs, žodžiu. Esu melavęs, esu sakęs, kad jis super yra, kad super žmogus ir aš neprisimenu, kodėl aš taip sakiau, irgi buvau įkalęs, bet aš ėjau, lindau ir bandžiau tą paną, gal per prievartą šiek tiek, kad bendrautų su to žmogum. Nežinau, ką aš sakiau, gal kad labai turtingas jis yra, bet ne, jis nebuvo turtingas. Bet žodžiu, dėl draugo aukojas. Aišku, tu nori, kad ir jam būtų. Man labai svarbu, kaip aplinkoje jaučiasi žmonės. Aš jeigu kažkur tūsinu, aš netgi nepažįstamus kartais prie savo staliuko tempiuosi ir kad noriu, kad būtų smagu, matau, kad vienas žmogus kažkoks stovi, aš prieisiu prie jo, žinai, toks. Nežinau, man čia yra svarbu ir norėčiau, kad dėl manęs galbūt, jeigu aš neturėčiau, aišku, antros pusės, kad kažkas... Ir meluoju dėl draugų Kaune irgi kažkur yra buvę vienas draugas, girdžiu, kaip čiešina paną. Ir po to ta pana prie manęs prieina, sako, tavo draugas sakė, kad jis savo grupę turi, kad jis vokalistas pagrindinis. Sako, čia tiesa, sakau, senio, aš būgnininkas. Tos grupės. Čia geras follow-upas, čia labai geras. Tai gerai, ir paskutinis, draugai kviečia į miestą, tu eiti nenori, bet įžeisti jų jausmų nesinori irgi. Kaip bandai nusimazinti? Sergu. Visada sakau sergu. Sergi? Jo. Pastoviai. Nėra to, kad anksčiau darbo, nebremas, neturiu babkių. Anksčiau būdavo taip. Jo, aš seniau sakydavau, aš negalėdavau savo ego paliešti su šitų dalykų, kad negalėdavau sakyti, kad neturiu babkių. Okay. Man seniau buvo sunku pripažinti dalykus, jeigu neturėdavau pinigų, ypač kūryboje, tu niekada nenori pripažinti, kad tu neuždirbi iš to. Nes atrodo tada kitiems žmonėms, kad tau prastai sekasi. Kad tau prastai sekasi ir tuo metu aš labai bijodavau pasakyti, kad neturiu babkių, dažniausiai atsimazindavau arba iki paskutintos akimirkos sakau, kad varysiu ir paskui atbulinį tiesiai. Ok, gerai. Tai visą laiką, jeigu aš nenoriu, aš maloniai nusimazinsiu. Gerai, aš iš šitų visų, nežinau, Tadai sutiksi ne kiek, nes toks kaip ir už draugus, už hebrą palaikysi, bet to pačiu diplomatas, ne iki galo, bet aiškintis, nesiaiškinsi santykių, bet draugui padėsi pagalboj. Čia toks. Bėdoj tiksliau, draugui padėsi taip toliau. Jo, toks šiek tiek toks. Jeigu būčiau pana, sakyčiau, tu horoskopas dvynys, žinai? Jo. Nes, tu toks. Aš sakyčiau, tu būtum centro saugas, bet tas dar nepikinis, kur, žinai, 30 plus jau ateina ta patirtis ir su patirtim po to ateina, ir patirtis ateina, bet ir greičiau pritrūksta, o kaip greičiau pritrūksta, užeina tas, kur jau pyktis labiau, su teisėjais nori pyktis, eiti į konfliktus su kitais žaidėjais, tai tu tas, kur centro saugas, kuris už savus, tu palaikai savus. Toks agresyvus biški. Jo, biški agresyvus, bet tuo pačiu ir diplomatai ten teisėjai akių neluptum. Bet daužytis nenorėčiau. Ne, daužytis nenorėtum. Toks, kur galėtum būti kapitonu, bet tipo nenori. Už kitus pastovėtum, bet tipo nedegi. Man patinka, kad kapitonai būna tie, kurie galbūt jiems nereikia būti juo, bet jie nori. Ir kai žmogus nori, jis bus geriausias, jeigu jis tikrai to nori. Nes, pavyzdžiui, aš esu buvęs gal situacijose, kur mane stato į pirmą vietą. Aš niekada nenoriu būti pirmoji vietos pozicijai. Aš noriu, kad žmogus būtų tas, kuris tikrai to nori. Nes aš jeigu nenoriu, tai kokia čia pirmoji vieta bus. Jo, tu negalėsi lyderystės normaliai parodyti. Taip, niekad gyvenime ir aš šiaip gyvenime dažniausiai nestatau, bet kur vakarėliuose, kažkokiuose susibūrimuose, renginiuose niekada nestatau savęs į pirmą vietą. Ir nenoriu būti geriausias, noriu, kad kažkas aplinkoje būtų traukiamas, kad ir manęs būtų kažko geresnių ir geriausias. Žodžiu, nesmė. Tai va, apibūdinai šiaip centro saugą, nes jo tie žmonės, kurie labai nesigilina į futbolininką, jie nemato to futbolininko, ypač su atraminiais saugais, ten apie Sergio Busquetsą buvo, ten vienas treneris Guardiola pasakęs, kad jeigu tu žiūri futbolą, tu nematai Busquetso, bet jeigu matai Busquetsą, matai visą futbolą. Jo. Aš kaip tik vakar atsimazinau, gera situacija buvo, man parašė mano draugas Simbolas, linkėjimai. Po Žalgirio mieste rašo, aš parašiau, aš jų pasuoju šiandien, rytoj man filmavimas su fulės. Su fulė. Taip prie aš noriu būti. Okay. Tai viskas. Tai labai, o žinai mus, lengvai nebūna. Taip. Nebūna dviem. Go hard or go home. Matas pats fulės žmogus, tai iškart jam užteko, kad pasakyk, kad fulė varysi filmuoti. Taip. O, gerai, apie karjerą tavo pakalbėjom, o kaip futbolininko, tas 13, tas pirmo laižiakom trūko. Bet šiaip
tuo laikotarpiu, kai pat dar žaisdavai, vėliau domėjais kažkiek, ta prasme, ar ten standartiškai pasaulio čempą žiūri, ar Šiaip, Europą? žinai, pas mane yra tas domėjimasis buvo visą laiką, kiek su draugais mes būsim kažkur. Jeigu jie žiūrės Fulę, aš visą laiką prisijungsiu, aš visą laiką nebus tas, kad aš nenoriu. Jeigu jie žiūri Fulę ar ten kažko, tiksliai neatsimenu, būna daug rungtynių, kurias rodo ir per TV ir taip toliau, tai visą laiką prisijungdavau žiūrėti. Tai va, tik tie galiu papasakot, nes... Šiaip, aš nežinau, tu pameni ar ne, užpypinsim Gerai, pipinsim. biškiai kai kurios dalykus, bet ar pameni, ne, mes praeitais metais kartu Fulę žiūrėjom. Aš buvau vienam filmavime, tu buvai atėjęs paklausyt ir mes po to į barą ėjom. Kažko mes buvo. Ir mes žiūrėjom, ir čia buvo ketvirtfinalis tarp Arsenalo ir Madrido Realo. Tiksliai, tu ir vėliai mane. Taip, Aš sakiau, kad aš žiūrėsiu, jeigu draugai žiūrės. Jo, ir Declanas Rice'as ten 2 baudos smūgius labai. Ir aš parodžiau, o man tas nematė, aš tai normaliai žiūrėjau Fulę. Ir tau aiškinausi dar, tu man taip aiškin. Taip, aš tau. Ir aš sakau, va, pažiūrėk, kokį įmušė ir o man tu reakcija. Ir tai šitų gal papipinsim, bet tipo tai... Ne, man visada yra tas, jeigu blemba kažkas patinka draugams ir taip toliau, aš vis laiku užsihypinęs, taip pat būsiu kartu, nu tokia kaip komanda turi būti vis. Aš šiaip turiu mėgstamiausią žaidėją, nežinau, lietuviai. Man asmeniškai, kurį rinkčiau, jeigu man duotų žaidimą, nu tai turbūt už Barsą žaisčiau. Gerai, už Barsą. Ačiū labai. O pala, turi Cristiano Ronaldo? Realia. Tai Realas. Ne, už Barsą arba Realą. Nu, tipo, Jungiam lauk. čia du svarbi, nu, tipo... Gerai, o žaidėjas, turi vieną žaidėjas ir mėgstamiausią žaidėją. Tai turbūt... Nu, man matai, man Mesis labai negražus, kaip vyras. Ar tu kaip panas iš išvaizdos? Taip, Cristiano, žinoma. Cristiano. Ir pala, šiaip man patiko seniau, man Pepe visai fainas. Pepe? Taip. Tas, kur... Aš jeigu atitinkam pagal tą vidurio gynėją, žinai, Maks agresyviausiai įsirinkai. Turbūt istorijai, nežinau, ar yra agresyvi, gal Roy Keanas koks agresyvesnis ir buvo, bet nemanau. Paskui aš labai, gal sakau, iki 20 aš ten daugiau domėjausi, tai labai tokių... Bliama, dabar su pavardėm man labai yra sunku. Tai tu vienas jodukas ilgesniais plaukais buvo kažkaip... Ronaldinho labai patikdavo. Galvoju, dar Beckhamas visai buvo cool bičas. Ir jis dirbo labai su medija gerai ir žiniasklaida daug dramų turėjęs. Tipo, taip, nu toks, nu kietas, žinai, tu kaip jaunesnis buvai, tu gal kitokio kritinio mąstymo daug neturėjai ir tu viską žiūrėjai, kas buvo labiausiai kišama. Daugiausiai ne tik futbole matai, bet šiaip televizoriuje. Šiaip aplinkoje, nes tu galvodavai, kad jis apie jį daugiausiai kalba ir taip toliau, dabar gal kitaip žiūri, bet jo, daug iš tų senosios kartos gal futbolininkų. Labiau prisimenu, bet dabar sakiau, turbūt jeigu reikėtų, nu, tai čia jau kas Cristiano jau čia turbūt link galo karjeros eina, nežinau kodėl jis dar žaidžia, bet nu, jam sakė smagu, jis nori, bet jis perspektyvus dar nepamiršti to. Ne, aš tai manau, nekiek... Aš tik negaliu labai daug girti. Ne, viskas gerai, Ronaldo yra antras geriausias žaidėjas istorijoje, viskas ok. O prieš filmuojant, sakei, papasakos apie Lietuvą ir futbolą kažką, ar esi buvęs, klausiam ir sakei... Niekad gyvenime, tai va, vienintelės rungtynės, tai kai kiemas daužėsi prieš kitą kiemą. Čia tokio aukščiausio lygio futbolą. Tai aukščiausios fulės, taip. Turėminį mes ten rinkom, ten jau buvo net čipsais dalinomės ten, mes ten jau turėjom, kaip pasakyti, laimėtojų prizą. Oho, traškučių. Tai žodžiu. O už ką daužėsi? Jie literaliai daužėsi ten? Ne, fulę lošim, fulę. Buvo vienas kiemas prieš kitą kiemą ir geriausius kiemo futbolininkus rinkom. Aš atsimenu šitą, bet žinau, kad tada nežaidžiau, niekas nesirinko manęs. Bet tik žiūrėjau, nes labai nuostabios rungtynės buvo. Aišku, ten iki kipišų ir taip toliau, nu, žinai, jaunimas visgi. Bet jo, čia mano geriausias experiences buvo. Aš šiaip fulės rungtynėse niekad gyvenime nesu buvęs ir tai va dėl to, Deividas, tu man pasakė, kad varysim fulę žiedą iš karto, okei, varom. Varysim fulę žiūrėti, važiuodami atgal, kol pametėsim po futbolo namo tave, dar pakalbėsim šiek tiek, visada įdomu iš nežiūrinčio futbolo taip, aš dėl to ir sutikau. Perspektyvos žmogaus, kaip jam atrodė visas mačas, kaip žiūrovai, nu pakalbėsim į ką tu labiausiai atkreipiai dėmesį. Gerai. Tiek iš žiūrovų pusės, tiek iš futbolininkų pusės.
kadangi aukščiausio lygio futbolas, kurį matai, aš išgirdau, kad... Tarkim, kai apie vietinį čempionatą šneka, koks išgirsti Lietuvos futbolo lygą žiūrėti, top lygą, kokios asociacijos mintis ir panašiai tokios... Tai tokios pačios kaip su bet kokiu sportu. Aš dažnai sakau, jeigu draugai žiūrės, tai tik tiek galiu pasakyti. Paprastas žmogus. Mano, jeigu Hebro yra kam patinka, aš visą laiką sakysiu, man irgi patinka. Okay. Tai aš prisitaikysiu, bet šiaip, kad pats linkęs būčiau varyt, ne, tai man įdomu, kaip šiandieną bus, aš dėl to ir sutikau. Nes pasiūlė, tai dėl to ir sutikau. Jūs gal vadovaujas to, žinai, esi jaunas, kol turi pirmų kartų. Taip, aišku, bet kokiu atveju. Nu, čia blemba, čia kaip ir kiekvienam tiesiog į kažkas rungtynės nueit, ar į fulės, bet kur, į ledo ritulį, yra tiek daug sportų, kurį šiaip įdomu žiūrėti, bet kartais žmonės prisitingi arba galvoja, kad nuobodu, blemba, tu tiek daug emocijų susilauki žiūrėdamas ir šiaip adrenalino daug gauni, tu atrodo, kad tu pats esi vietai. Ten tiesiog. Ir aš manau, kad dabar šiaip su laiku, manau, išgyvens geriausius laikus ir pati fulė, kovinis sportas, viskas. Nes, tiesiog daug medijos atsiranda ir daugiau apie priekį kažkiek šitie dalykai. Žmonių tokia gal susitapatinimo su pačiu sportu daugiau. Taip, aš esu to dalis, o ne vien aš esu žiūrovas. Taip. Aš manau, dar tas jau mes biškai nuo slavų tos kultūros nueinam, mūsų iškinis sugert, tai mes dabar norim kažką veikti. Taip, bet kažkokį hobį, o vis tiek, ypač vyrams, hobis, asociacijos kyla su sportu vis tiek kažkokios. Ir moterim, į seksizmą labai link, bet iš esmės, jeigu hobis, tai tu turi užsiimti kažkokią fizinę veiklą, atrodo. Aš nežinau, čia primityvus dalykas, kūniškas dalykas, jeigu hobis, tai tu turi kažką žiūrėti, kažką palaikyti, už kažką sirgti, prieš kažką sirgti ir, žodžiu. Ne, jeigu yra tas dalykas, kad arba už kažką, pavyzdžiui, kovose, kai būna, žinai, du lietuviai, seni, areno šėlsta. Už vieną tą, už kitą tą, sirgimas būna. Negali būti, kad žaistų prieš nežinomą kažkokią komandą, turi būti įtampėlė, manau. Taip, ir plus žmonėm patinka, aš manau, ne kiek už patinka būti, kiek prieš, ypač mums lietuviam, mes vis tiek esam tokie, kur mums patinka paprasti žmonės, paprasti dalykai, jeigu kažkas čiut pasikėlęs yra, pavyzdžiui, dirgstys koks, mes sergam ne už dirgščio priešininką, bet prieš dirgstį. Aš, pavyzdžiui, Premier lygoje nei vienos komandos nepalaikau, bet yra 5, su kuriuom niekada FIFOs nežaisiu. Tai mes dažniausiai prieš ten Žalgiris ir Rytas krepšinėje irgi. Aš manau, dabar Vilniaus Žalgiris, Kauno Žalgiris bus irgi, ir jau buvo. Dabar toks naujas, kylantis labiau gal bus po visų pokyčių. Tai irgi tokia priešprieša bus. Žmonės mėgsta tokį, mes ir su Deiviu, kai važiavom į priekį, šnekėjom, kad buvo Italijoje pas Gvidą Gineitį ir ten Turino derbis vyko. Ir ten tiek žmonės vieni kitų nemėgsta komandos, kad ten grįžau pasiėmęs neapykantos ir pykčio. Nes ten viskas ant to stovi. Tos dvi komandos, kai žaidžia, sueina pilnas stadionas, po savaitės gali būti kita komanda ir bus pusė stadiono, bet yra ta priešistorė, yra ta neapykanta ir jinai yra esminė paskata, kodėl visi žmonės eina. Taip. Bet čia yra labai daug kur, visur, bet kokiose varžybose taip turi būti. Neturi būti, bet man svarbiausia, gal dabar laikai pasikeitė, bet turbūt man svarbiausia tų masinių muštynių nebūtų. Kažkaip man bauginama labai. Aš manau, kad gali būti kažkokios skanduotės ir turėtų būti skanduotės. Skanduotės taip, turi būti fanai bet kokiu atveju. Jo, bet kas jau iki kažkokių fizinių konfliktų pereina, tada turbūt ne pats geriausias dalykas. Man vienas dar klausimas kilo prieš viską, nes po truputį tikriausiai važiuojam jau link rungtynių vietos ir geriausią stadioną. Bet prieš tai, kokie tau kaip nebuvusiam profesionaliam futbolo grajui jokiam, nežinėkim, profesionalumo kažkiek buvo, gal sakykime. Kiemo lygos profesionalas. Pasakykim, seniai buvo. Gerai. Buvęs be seniai. Gerai. Be oho čipsų čempionato. Seniai, nenurašinėk manęs, mes kovojom. Už liaudį ir Lietuvą ir oho čipsus. Kokie expectationai maždaug? Kas įsivaizduoja įvyks, ką tu pats nori pasimti iš... Šiaip, turbūt man pirma mintis, kad norėčiau, kad kokie keletą gražių bachūrų būtų baisiai, kovotų, fuliuką žaistų. Gerai. Visą laiką yra kur pasitem, žinai, tikėkimės, kad sporto etalonas bus vis tiek visi sportininkai. Savo krašo kažkokio. Jo, jeigu aš surandu, kas man patinka,
Aš ir Instagram'e followinu iš karto, rešerinu postus, laikinu, tai įsivaizduokit, jeigu kažkas man patiks tose varžybose. Šiaip jo, su Omantu rašykit jam, draugaukit, Omantas yra vienas iš pirmų, aš nežinau, ką tu seniai veikia, aš šiaip žinau, kad tu labai užimtas žmogus, bet jeigu aš kažką įkeliu, Omantas visada vienas iš 5 žmonių, kurie palaikina per pirmas minutės, atrodo, kad jis seka ir skrola, kada Deivis kažką įkelus. Aš turiu, kur man pinina, kas išlenda man nes savo. Labai greitai visą. Nu, tavo pirmas, aš turiu ne close friends, ten kitaip biškai pasidaręs. Okay. Žodžiu, nesmė. Nu tai gerai, gražių bachūrų mes. Nu jo, aš vis tiek, juokingai noriu pasakyti. Nu taip, aš noriu tos energijos, labai noriu išgirsti skanduotės galbūt, jeigu yra. Nu, turėtų būti. Šiandien pabandysim pakurt savo skanduočių dar. Čia reikės į antrą juostą turbūt važiuoti. Tai dar mes čia pravažiuosim. Nesvarbu. Tai jo, skanduotės, galbūt pats kažką išmoksiu ir šiaip noriu pamatyti tą visą magiją. Nu visgi mes, o, čia. Drąsiai aš. Gerai. Nu, žodžiu. Sorry, aš čia ką tik vos avarės nepadarėm. Čia vairuotojai patys puikiausi. Ne, aš tik dėl šiuo atveju nesu draugais, bet dėl savęs šį vakar kovoju. Jeigu avarija, ten aš pirmas noriu saugus būti. Nukrypsim biškai nuo futbolo, bet ant galo dar turėsiu vieną žaidimuką. Jau prie pat būsim, bet dabar dar šiaip apie sportą tu buvai plonas, po to biškai toks stambesnis buvai, dabar vėl planesnis, užsiminėjai sportų, kokiu sportu užsiminėjai? Tai aš dabar šiaip negaliu sakyti, kad labai užsiminėjai, šiuo metu dar sunku, šalta biškutį išminti į kiemą, su dvirka aš važinėjau daug. Jau, turbūt daug kas žino, nes matė, kai aš ten konstruoju nuo nulio dviratį ir taip toliau. Nu, turiu tokių challenge'ų pasidarę savo gyvenime, kur tikrai. Kokį savo didžiausią challenge dviračių, nes tu buvai ten labai toli? Mes per 9 dienas, per 9 dienas numinėm 1400 kilometrų, man atrodo. Nu, nenoriu, pamiršau, kiek tiksliai nuo štukos 2 iki štukos 4. Neatsimenu, žinau, Gerai. Kad average gaunasi po 130-100 kem, man atrodo, per dieną. O kodėl? Kodėl mes norėjom padaryti? Ar mes draugas susipykė? Aš pasakysiu, mes kadangi išgyvenam jau vidurio amžiaus krizę, mums jau 32 visiems, mano vaikystės draugams, ir mes nusipirkom visi gravelius. Ir mes kiekvienais metais, pirmi metai buvo iki Palangos nuo Vilniaus, paskui vėl 400 kg ir galvojom, davai padarom tokį Baltics, žinai, ir nuvarėm iki Talino ir nuo Talino iki Skuodo važiavom. Nu, dar biškai čia tai kelionė, blemba. Nu, Kaunas, Talinas, Skuodas. Ne, iš Talino atgal. Atgal. Tai mes palei jūrą važiavom visą laiką, šiaip nuostabus vaizdai, buvom ir saloj, labai patiko ir šiaip gyvenom ir palapinėse, ir kemperiukuose, tai buvo nuostabu. O nebuvo keista, kai būni ir Taline, ir Skuode, ir abiejose miestuose nesupranti, ką šneka žmonės? Šiaip nemeluosiu, kai Skuode buvau, jo, mes iš Latvijos aš įvažiavau į Skuodą, atsimenu, kaviniai aš tikrai nesupratau, ką žmonės kalba aplinkui, bet matai, nu čia reikia klausytis. Suprast kontekstą, tada gal aiškiau būtų, bet jo, nesupratau, kas svarbiausia. Ja. Bet padavėja atpažino mane ir kavos man davė. Tai labai širdį paglostė. Kontumans. Nu, taip nekalbėjo iš dalies, bet, manau, kaip pasakyti, aptarnaujantis personalas, jie gal prisitaikoma taip prie žmonių, tai nebuvo to tikrai ir kažkaip viskas tvarkoj buvo, bet su aplinkiniais kažką ten išgirst. Šiek tiek kitaip, jo. O esi turėjęs traumų su dviračiu, esi kažkokių kvailų, jokingų nukritimų turėjęs dar kažko? Nukritimų niekad, su klipsais dar nesu kritęs, jeigu nuoširdžiai, kiek esu kritęs klipsais, visą laiką išsimauna man koja automatiškai ir padedu. Tipo, kiek situacijų buvo, kad jau prie kritimo, kad jeigu būčiau neįsiklipinęs, būčiau nukritęs. Okay. Šiaip turbūt kvailiausiai atrodantis dalykas, turbūt kas su dviračių sportu susiję, tai nudegimai. Seni, tu išvažiuoji vieną dieną pasivažinėti per visą dieną, ten numini virš 100 kg, tarkim, nuvažiuoji. Nu, seni, tu grįžti, kai krabas tiesiog. Okay. Ne Kauno, bet, kaip krabas. Bet, taip, tu labai grįžti nusvilęs iš tikrųjų. Tai niekai jokių šiaip nes man atsimenu vienas Vokietijoje su draugeliu važiavom ir aš dar telefonu su kitu draugu kalbu, kas jau čia labai blogai iš mano pusės yra. Taip. Kai dar
kažko užsiimi, ten mini, vairuoji ir dar su telefonu kalbi. Ir aš kažką vairuoju ir bandau pristabdyti ir tada tik jau jaučiu toks, kad aš skrendu ir viskas. Ir per priekį blemba ant snukučio savo dailaus. Aš galvoju, kad nebuvo niekad gyvenime, aš ganėtinai atsargus būnu su šitais dalykais, aš ir važiuoju, aš ir 50 km/h nuo kalno būna ir iki 6-70, nu tipo 7 neturėjau, 6-7 esu turėjęs. Tu važiuoji tikrai greičiu, tai realiai tavo vienas stabdžio paspaudimas gali būti, kad tu labai smagiai įsitaškysi tiesiog. Tai pasimne to stabdžio. Ne, dėl priekio aš kažkaip, kiti, aš nesuprantu, kaip jie persiverčia, bet suprantu, kad yra žmonių, kurie tai sustresuoja gal ir... Strusės, man niekad gyvenime nebuvo, nors ir aš nesigaudau, bet aš jeigu stabdau su abiejais, aš visą laiką savo subinę į galą metu, visą laiką stabdant į galą. Aš dėl to man irgi, nebūna, kad aš priekį sėdžiu. Aš pasimetu kartais irgi man reaguoti čia ir dabar kartais sunku būna. Ir aš pamirštu, kuris ten priekinis, kuris galinis, tai aš abiems stabdau ir šitaip įsiremiu, kad gal... Tavo priekis laik turi būti kairė ranka. Okay, nes tu ją mažiausiai, nebent tu esi kairiarankis, tada jo, tada apsikeičia pusės. Tada tau reikia taip. Jo, realiai apsikeist turėtum, bet yra, man atrodo, Anglijai dviračiai skirtingos vietos stabdymo. Okay. Žodžiu, neturėjau traumų, esu labai atsargus, gal esu super nuobodus, bet, man jau nebe tie metai gal, kad reikia pabūti nuobodžiam iš tikrųjų. Okay. O ką šiaip važiuojant su dvirka, važiuojant iki Talino, taip toliau, ką jūs veikdavot, vis tiek prisigalvodavot kažkokių kvestų, kažkokių dalykų, kad nebūtų... Gerdavau. Gerdavau. Ne, aš tuo metu vasarą negėriau, tai... Bet ne, mes važiuojam, mes šiaip, žinai, kas yra su mano draugais, aš labai juos myliu, bet mes pahalinam, žinai, mes nebesimėgojam kelionę, mes kapojam kilometrus, mes judam labai struktūrizuotai, kažkas pabūna prieki porą kilometrų, kitas pereina ir taip toliau, aerodinamiką visą laiką laikom, aš aišku visą laiką atsilikinėjau, aš neturiu tiek ištvermės kapoti visą laiką zonoje 4-3, tai kai atsilieku, tada man gera kelionė būna, bet jeigu su jais minu, aš trauklapis pasitampu, wow. Okay. Labai sudėtinga, reikia visiems pagal savo zoną, žinai, tada tu pradedi mėgautis. Ir aš šiaip toks apie drugelius galvoju, klausau įdomią muziką, žiūriu aplinkui, kas vyksta, tai kažkokių veiklų gal nebuvo, apart minimo ir tada, tavo vienintelė veikla yra pasistatyti palapinę, gražiai pasikloti savo lovą ir taip toliau, nes čia yra svarbiausia, nes labai svarbu, kaip tu įsimiegosi. Tai va tokia veikla yra, tai yra aišku pasimėgauti, žinai, atvažiuoji į vietą, pavalgai, aišku, bet ir brangu tos kelionės, žinok, nemeluosiu, turbūt pigiau išvažiuoti kažkur į Graikiją ar bet kur, negu išvažiuoti su bičiuliais, nes 3 kartus valgai, šitoks biški taupus, kūpas esu, tai 100 eurų per dieną kaip minimum išleidė, tai va. Tai kaip skupaliui čia labai švidau. Labai daug. Ok, gerai. Ir pačiai pabaigai tada, viskas čia, 4 minutės kokios liko. Yeah! Žaidimuką padarysim tokį greitą. Čia mes, vėlgi, disclaimeris, nenorim iš nieko šaipytis, tiesiog norim pažiūrėti hipotetiškai, kaip kas. Aš tau vardinsiu žmonių vardus pavardės ir tu turėsi pasakyti, ar čia yra futbolininkas, ar ne. Gerai. Man patinka, nes jis žinos. Pažiūrėsim. Davai. Ir jeigu ne futbolininkas, arba tu manai, kad ne futbolininkas, koks iš to žmogaus vardo pavardės, kokia jo profesija galėtų būti gerai. Nes čia visi, net aš esu parašęs ir ne futbolininkų, visi yra realų žmonės. Nes aš sugalvojęs kažkokius. Gerai? Važiuojam? Jo. Gerai. Tomas Švetkauskas. Tomas Švetkauskas? Švetkauskas. Švetkauskas, futbolininkas. Futbolininkas, taip, Kauno Žalgirio pagrindinis vartininkas. 100%, ką Švetką tai pažįstam, bliama. Gerai, bliama. Motiejus Burba. Irgi futbolininkas. Bliama, nes aš tokius primityvus paėmiau, galvoju, tu čia nieko nežinai, bet tu toj oho čipsų lygai labai daug. Tai aš tau sakiau, kad aš augau su jais. Gerai. Alfonsas Pažereckas. Ne futbolininkas. Kodėl?
Manau, kad IT dirba. IT dirba, čia senelis mano. Rimtai? Alfonsas pažiūrėjo. Oi, geras, tai aš žinau, matai, aš pažįstu irgi. Gali būti. Geras žmogus. Titas Milašius. Futbolininkas. Andrėjus Bulbenkovas. Komikas. Čia komikas šitas? Nu, sąlyginai negaliu sakyti, kad komikas. Nu, taip. Nu, toks... Ne, kietas žmogus, Andrėjau Balbenkovai. Gerai. Fainas žmogus. Jomantas Jokubaitis. Dabar tu pagalvok, ar čia yra kažkoks futbolininkas? Jomantas Jokubaitis? Jomantas Jokubaitis. Ar čia yra toks futbolininkas, ar aš esu šūdo gabalas ir užgalvojau? Tu išgalvojai, nėra tokio, nėra. Aš seniai, būtų toks futbolininkas su mano pavardė, Rokas mano pusbrolis, tas irgi būtų pusbrolis. Ne, pamiršk, ne. Mane šūliai tai pravardžiodo. Otmantas Jokubaitis, o dieve. Kęstutis Navickas. Esmė tame, kad Navickas yra labai populiariai pavardė. Aš sakyčiau, kad yra futbolininkas ir yra ne futbolininkas. Tai 100%, kad futbolininkas. Ne. Ne? Kęstutis Navickas yra Kieša, tas, kuris iš YouTube videkų. Kieša, tas 500 pinigų. Teodoras reikia grabo. O dirbi, tau galvos operaciją reikia padaryti. Čia šitas? Jo. Tai linkėjimai, rip, aš suprantu. Tebūna jam. Lengva žemelė. Gerai, Dovydas Giedraitis. Futbolininkas. Krepšininkas. Krepšininkas? Kauno Žalgirio, taip, žaidėjas antras. Dabar karočią Giedraitis. Ragas, va. Ne, matai, tu negalėjai man įdėti 2 Žalgirių žaidėjų, žinai. Iš skirtingų. Taip, nu tai aš Giedraitį ir žinau, bet iš Žalgirį irgi. Ne. Gerai, Faustas Stepanavičius. Nu, mane suparinai dabar, aš nenoriu to atsakinėti. Pats atsisakė. Faustas, nu tai turi, dabar jau 3 nebuvo, tai turi, futbolininkas. Taip, Faustas, maladės. Ir paskutinis? Taip. Valdas Paulauskas. Ne futbolininkas. Gerai, kas galėtų būti Valdas Paulauskas? Koks, ne, lietuvis jis, ne? Valdas Paulauskas, ne. Ne, aš manau, kad jis galėtų būti. Aš taip kažkaip manau, kad garbės kažkokią vietą davėt jam, tai galėtų būti prezidentas gal. Čia bet labai dėl to, kad valdas, o ne tu iškartai prezidentą. Jo, bet kažko gal lygos prezidentas ar kažkas tokio, tai negali būti. Ne, Valdas Paulauskas yra Kauno Žalgirio saugas. Okei. Bet palačia, saugas. Futbolininkas, taip. Sakai, ne. Sakiau, taip, futbolininkas. Tai visai neblogai tau čia sekės. Gerai, konversija realiai vieną tik nepataikėme. Ne, nepataikė daugiau. Daugiau, bet tarkim vienas. Bet aš tikrai galvoju, kad tu nei vieno nepataikysi, aš tik norėjau labai Andrėjų Bulbenkovą įdėti. Nes aš buvau įdėjęs dar ir Fedorą Černychą, bet galvoju, jeigu tu jau Švetkauską žinai, ten Matijų Burbą žinai, Černychą irgi tikrai žinau. Tai gera pavardė, Černychą. Tai aš norėjau suglūminti tave, Andrėjų Bulbenkovą ir Fedor Černychą. Galvoju, aš tave suglūminsiu kažkaip, kad tu kažkurį iš šitų pasirinksi komiką, bet ne, aš Bulbenkovą labai puikiai žinau ir šiaip aš su pavardėm sakau, labai man sunku yra ir aš dažnai ir knygų pavadinimų neatsimenu pavardžių, bet jeigu Instagram'e seku, tai visai žinosiu. Ok, tai va. Gerai. Intelligence. Nu, tipo, mes dabar kažkaip neklyčkam, o tiesiog Deividas Vizgirdas, sakau, ne Deividas, Vizgirda. Deividas Vizgirda visada. Šiaip nėra tokiai stovant, kad visus žmonės, kažkiek žinomesnius, ten tiek ir social medijos, tiek sportininkus mes pavardėm esam pratę vadinti. Šiaip, bet tai gal natūralu tiesiog. Ir mes, gerai, tu kadangi unikalų vardą turi, tai mes tave vadinam Omantu. Nes, Jokubaičių daug yra. Jo, bet matai, visi geresni už mane, tai tai galėtų mane irgi kažkaip Jokubaičių. Tai čia. Suprant, bet daug noriu. Ne, geras tu esi, viskas gerai. Žinai, kas keičiausia, aš dabar per vidurį sėdėjau, tai pastebėjau, kad labai uodegikolius skaudėt pradėjo. Patogas tik šitos kėdės, ant vidurio negali sėdėti žmonės. Nebent Audi Sierai, Ford Sierai. Šiaip gal labiau pratęs vairuotoją? Taip. Žinai, teisinį. Viskas vietoje, ne? Viskas gerai. Gerai.
Tai vat, link pabaigos visiškai paskutinė tema. Apie tavo kontentą šiek tiek dar pašnekėti noriu. Tu labai daug visko kepėjai, vis dar kepi ir pokalbinę savo turėjai. Kada nustosis? Ir streaminai, viską žodžiu. Man tai pirmas klausimas, kodėl tu pokalbinę uždarai. Nes tikrai buvo įdomus pokalbiai ir kažkiek, aš įsiplėsiu dar, jeigu galima, išsiskyrė kažkiek, nes visi podcastai dabar pramoginiai, kur mes atsisėdam ir mes vienas kitą prajuokint, norim ir turim, atrodo. O pas tai kažkiek kitoniškesnis. Aš nežinau, aš dabar galvoju, šiaip aš vis laik, man yra labai svarbu, kad aš kaip dirbčiau, turėčiau viską geriausia ir taip toliau. Ir kai viskas aplinkoj yra geriausia, bet tu esi prastas, aš labai save vertinu blogai toj situacijai, toj srity, tada aš labai demotyvuotas būnu. Okay. Aš šiaip manau, kad daug gražių temų buvau palėtęs ir džiaugiuosi ties to projektu ir dabar, žinai, gerai, dar vieną dalyką pasakysiu. Aš, kurios tokius unikalesnius žmonės noriu pakviesti, aš jų neprisiverčiu pakviesti iki to, kol pas jūs nepamatau laidoj. Okay. Taip, aš jau kaip ir noriu derint ir tada žiūriu, jūs įsikėlėt, būna, kad kalbinsit virtuvėlę ir aš toks galvoju, man Girdo nekviesi dabar, viskas. Buvo sutapę ir Merūnas, man atrodo, su Merūnu tas pats kaip buvo. Svečias jo. Tai ne, šiaip vis... Pas turėjau atvaryti. Turėjo, bet visą gerą kur. Merūnai. Ne, mes geri draugai ir, pažįstami gal labiau. Bet ne, su pakalbinė viskas yra gerai ir gal kažkada prisiversiu būti geresniu pačiam savo, ne tik technikoje, žiniuose, kažkur ten filmavimuose ir taip toliau, kad tiesiog galėčiau būti geresnis pašnekovas žmogui. Aš kartais atrodo negaliu duoti daug, o norėčiau daugiau. Okay. Ir aš nemėgstu, aš labai suprotą, kaip šūdmaliauju. Tipo, kaip neturiu kažkokios temos ir grebiuosi lengviausia šiaudą. Šneka apie nieką, ne? Tiesiog būna ir tęsias. Ir aš tikrai turėjęs tokių pokalbių, kur aš pats degu biški, žinai. Aišku, nieks nežino, kaip turėtų būti, čia reikėtų pažiūrėti. O gal galėtum pasakyti, su kuo buvo pokalbiai ir dėl savęs, ne dėl svečių, jautėsi, kad tu prastai performini ar jautėsi blogai? Su Šiužiniu manau, kad aš prastai jaučiausi jo. Aš kažkaip galvoju, kad man lengviau seksis, bet čia ne dėl jo. Šiaip aš buvau gal mažai pasiruošęs apie žmogų patį ir labai kažkaip nusiminiau, atsimenu tada. Toks, atrodo, verk pradėsi dabar. Atrodo, kad vaizdo klipą filmuojam ir tu langą atsiskaitai dabar. Man rūpėjo labai su jo pokalbis ir žinai, kai pats neperforminu, aš tada galvoju, žmogaus laiko išvaiščiau, žinai. Ir tipo, aš labai ne tik apie save galvoju ir aplinką, žinai, savo. Tai... O ar tas žmogus, ar pastebėjo, kad ar matai, kad jam nefaina tada? Nes galbūt nes čia viskas galvoja. Nemačiau, taip, mūsų galvoja, manau, viskas viskas tvarkočiau, pamiršta tema ir čia, žinai, tiesiog taip aš kažkaip pagalvojau, kažkaip man įkrito tas pokalbis, atsimenu. Bet, reikia pasakyti, kad buvo ir gražių pokalbių ir... Man, ar yra šansų, kad šiandien pamatysi kažkokį gražų futbolininką ir pasikviesi pakalbinti? Jo, manau. Okay, manau. Tipo, norėčiau. Man tas pats Tomas Švetkauskas, jeigu kalbant, labai gražus vyras, taip. Kai sauksi, norėsiu būti kaip Jėzus. Turėsiu plaukais. Seniai, man atrodo, vyresnis už jį. Ne, man, kiek jam? Panašiai, man atrodo, Švetkauskas amžius, kiek tau jis, gal porą metų. 93, gal 91. Aš galvoju, kad jis dar 30 neperkopęs, tiesą sakant. Neperkopęs, rinktiniai buvo visur. Gerai, dabar mano klausimas, kur, pavyzdžiui, Lietuvos futbolistas gali karjeros pike geriausiai būti? Lietuvoje ar... Lietuvoje ar užsienį? Tai vat lygoj toje Lietuvos? Lygoj, tai iš esmės dabar turbūt Kauno Žalgiris čempionai, tai čia visų hotspot, čempionų lygos atranka laukia, pirmą kartą tapo, tai toks, aišku, dabar Vilniaus Žalgiris dar kas be ko, visas naujas etapas ir panašiai. Tai tokie labiausiai turbūt norimi klubai būtų. Nice. O europiniam tai turbūt, Gvidas Gineitis turbūt dabar pajėgiausiai Europos komandai žaidžia, tai Torino. FC Torino.
Granata. Taip. Bet ten lygis man- skiriasi? Nu, ženkliai ten. Skiriasi. Okay. Top 5 lyga Italija yra. Ai, okei, supratau, tai gal iš Ir Turino jiem šį sezoną gali šiek tiek prašiau sekas, bet šiaip jie balansuoja ties europiniais turnyrais pastoviai. Tai... Ja. Nu, šiemet jau ne. Ne, tai sakau, šiemet jiem daug prašiau Šiemet sekas. prašiau. Bet Gvidas daug žaidžia, tai čia mūsų... Nice. Lietuviško Jo. futbolo auksas, dar ir Armandas Kučys, puolėjas, kuris po traumos grįžo irgi labai gerai juda Gerai žaidžia, ir irgi daug potencialo, kad jau jisai prieš traumą juo Juventusas domėjosi. Okei, o. Tai jisai perspektyvus. Tai turim gerą jaunimo, tarp kitko rinktinės rungtynės dabar bus kovo 29 su Sakartvelu Dariaus Girėno stadione, tai tenai šiaip irgi siūlytume apsilankyti, Okay. pajust tą dvasią. Ne, man aš vis laik pabūnu tokiuose projektuose arba šiaip nueinu į rungtynės, aš vis laik noriu pats sportuoti. Tai žiūrėk, jeigu senam kailiai duoda irgi motivacijos kažką daryti, tai čia bet kokiu atveju visi dar daugiau gaus visko Ką naudos, žinai. padarysim? Jo, nes aš savo kažkokiai komforto zonai sėdžiu ir toks kartais, žinai. Jo, ar pravartu išeiti kartais iš jos Taip, kažką taip. padaryti kito. Jo, aš irgi, pavyzdžiui, varau bėgioti, aš bėgioti labai nemėgstu, bet reikia. Eini ir bėgi. Šiaip rimtai, kaip tau ten Hyrox'e sekasi? Tai dabar Hyrox'as už mėnesį jau bus. Tai aš pastebėjau, prieš tai 2 kartus buvau ir aš pastebėjau, kad man ten su pačiom užduotim, tai aš gana greit susitvarkau, bet bėgimas buvo, tiksliau, mano priešas. Tai aš dabar stengiausi kuo daugiau bėgiot, kad daugiau staminos gaučiau, keist peisus, kartais greitesnių, kartais lėtesnių peisų bėgiot. Kaip ten VDO Max yra, ne? Nu, jo, ten zonos tas visas, tai aš dabar Zone 4 kažkur strigęs esu. Aukščiausia ten Zone 6, bet aš ten nepasieksiu ir nežinau, ar norėčiau jos pasiekti, nesu tiek išprotėjęs, bet... Jo. Bet dabar visai greitai bėgu ir visai tas stamina pagerėjusi. Jeigu nuoširdžiai, čia vietų turėtų nebūti. Jo, nes šiaip labai visi įdomi stato, bet, ten įlindęs jau labai įdomi visi stato čia iš tiesų. Keliaujam po pirmųjų istorijų Omanto futbolo rungtynių, galim paploti, tai garsiai. Tai Marijampolės Sūduva, Kauno Žalgiris, tiksliau Kauno Žalgiris, Marijampolės Sūduva, nes Kaune 1-1 ir kokie tie įspūdžiai? Nuoširdžiai galvojau, kad bus nuobodžiau. Ne, seni. Afigenai viskas buvo. Man patiko daug skanduoti, girdėjau ir skanduotės, tai labai fainai, kad Ultros padarė savo. Ir pasikūrimas ir pas mane buvo toks azartas atsiradęs, tai labai fainai. Matys etapais, pradžiai ramiau ir antram kėlinį ypač, antro kėlinio Daugiau veiksmo kažkaip pamačiau, kažkaip jau gaudžiausi. Kai 11 metrų baudinį teisėjas užfiksavo į Sūduvos vartus ir Kauno Žalgirio žaidėjas įmušė, nuo tada pasigavai. Ir aš pamačiau pirmą golą per 32 metus normalų. Tai iš esmės, kažką turėjau, tuoj pasakysiu. Tai jo. Tai man reikėjo tavo pirmo atidarimo. Laidžiukai sutraškėdavo. Aš pasikūriau ir aš dabar jau balandį varau į kitas rungtynės 100%. O kai Sūduva įmušė, nebuvo kažkaip pikta matyti? Ne, aš iškart sakiau, kad neįmuš. Deividas, kai šventė, nebuvo. Bet Deividas šventė, tai biški, nunorėjau pasodinti kitur. Ar nusodinti, ar pasodinti. Peržengė ribas biški. Matot, aš kadangi iš akių esu, aš turiu savus palaikyti visgi Suvalkijos sostinė, Marijampolė. Ką aš padarysiu? Nieko nepadarysiu, bet ką aš padarysiu, tai nuleisim tave kitą kartą. Man patiko ta tokia miela priešprieša tarp mūsų, vienas už Kauną, kitas už Marijampolę. Smagu buvo viens ant kito pabaubti, taip liaudiškai sakant, tai jo, tikrai įdomus buvo. Sakau, man patinka, kito paklausiu, šiaip aikštėje galbūt kažką pamatėjai, kas tau patiko ar nepatiko iš pačių futbolininkų. Norėjau klausti, ar gražių bernų matei? Ne, aš ką ten sakiau, visi gražus, kaip sakoma, visi sportiški, visi atletiški, visi gražus. Aš iš karto, kai 11 metrų baudinys buvo, tai aš iš karto pasakiau, kad
įmuš 100%. Neįmanoma neįmušti jam ir žiūriu, kad yra ta manifestacija, tai ir jo galvoj turbūt veikia ir mano, tai aš labai taip nustebintas likau, kad įvyko taip, kaip turėjo vykti. O kažkokie kiti epizodai rungtynių metu padarė įspūdį, gal kažkas, nežinau, užkabino akį? Ne. Daug užkabino akį, bet matai, man dar kaip naujam, kaip žaliam, tai dar reikia mokintis va aš tavęs paklausiu, kaip tie vartai skaitosi ir taip toliau, kodėl čia tiek metrų, tiek, žodžiu, labai daug tokios naujos informacijos ir įdomu, nes tikėjau, kad tiek patiks iš tikrųjų, tai va, dėl to ir varysiu balandį, tai va, laukiau balandžių iš tikrųjų nuoširdžiai. Gerai, darėm challenge'us dar įvairius per rungtynių pertrauką, 15 minučių kol darėm, po to antram kėlinį darėm pritūpimus. Pradžiai planavom daryti iki pirmo smūgių vartų plotą, ko būtumėm labai ilgai laukę. Mažiau biški, bet nusprendėm padaryti iki pirmo šiaip smūgio vartų link. Taip. Tai darėm, nežinau, gal kokias 3 minutės. Aš tai labai džiaugiuosi, kad iki pirmo smūgio tiesiog. Nes aš dabar sunkiai paeinu. Aš nebuvau pasiruošęs Hyrox'e. Žinai, Hyrox yra kitas dalykai, čia reikėjo rungtynę žiūrėti. Jo, man tas grasnis. Viskas žygoja su šeimina, irgi laimingas. Tai, okei, o kaip kitus challenge'us pertraukos metu, tu sakai, mes turėjome eiti prie žmonių ir pakalbinti juos, kažką pasakyti, kažkokį akvardų dalyką, kažkokį sakinį, kažkokį nejaukų, kur mums nelabai patiktų. Kaip tau buvo? Tu nesi pratęs prie žmonių. Pasakyt man taip tiesiai šviesiai. Pasakyk tiesiai šviesiai. Niekad gyvenime nedaryčiau daug. Ne, esmė tame, kad reikia būti šiek tiek, kaip tu, reikia, kad tu kad tau patiktų tas pats dalykas, priėjimas prie žmonių, ta energija tokia, aš nesu toks žmogus, tai man yra ganėtinai sudėtinga, tai kažkaip per prievartą tai perlipu šiek tiek save fainai, bet ar kartočiau? Niekada. Nieko. Bus kitas svečias, kartos kitas svečias dalykus tam tikrus. Man tik patiko vienas dalykas, kad šiaip lietuviai mes nejaukų žmonės tokie esam, kur mums patinka, kad tu man parodyk žmogų, kuriam patiktų, kad nekalbintų, bet blemba. Pamatė žmonės kameras, pamatė, kad mes einam kalbinti ir aš matau žmonės aplinkui tokį. Skirstosi. Ne, suktis aplink kamerą pradeda kaip tik. Tokį, ir vieną žiūri, skalva, pakalbinsiu čia žmonės. Kalbinkit. Gerai. Ne, matai, jie norėjo gal ir su mumis pabendrauti ir taip toliau, tai aš suprantu juos, bet man tai gan keistai yra. Okay. Toks priminė man 2014 metus, kai dariau kontentą, tai labai senai. Jo, blema čia. Aš seniau eidavau prie žmonių, jo. Aš darydavau būtent tą, ką tu darydavai, bet prieš 12 metų. Drąsesnis būdavai žodį. Gal... Ne dėl drąsos esmė. Tiesiog maniau, kad tuo metu tai yra kieta. Okay. Nesakau, kad dabar ne, bet... Čia... Jeigu prie manęs prieitų, viskas būtų super, bet ne man reikia taip. Okay, gerai. Bet įvykdai savo visus challenge'us, savo misijas. Vieno atsimazinau, kur sakei... Aš buvau uždavęs vienam prieiti, bet sakė, nedarysiu, kas ir būtų žiūriu. Prie vieno rūkančio žmogaus paprašyti cigaretės, jam duotų cigaretę ir tada perplėš per pusę. Seni, čia yra Kaune, tokio nedaryčiau, nes mane pagautų po. Jie tave ieškotų. Į Kauno dieną. Ir labai lengva būtų mane surasti. Slabotkiai, pirmas namas. Ok, o dar mes čia tave atsivežėm kartu su Maiby, su Deiviu. Pats pabuvai, pamatėjai, ar dabar ateina galva mintis apie žmogų, kuriam žinai, kad irgi atvestum ir žiauriai patiktų? Iš draugų rato. Galvoju, šiaip iš draugų rato turbūt niekas nevaro, kas svarbiausiai, kas keisčiausia gal. Į varžybas fulės, dažniausiai, vis tiek populiaru yra labai kašė. Tai kašė, tai beveik visi, bet čia iš tikrųjų man, kol kas man labai patinka ir viliuosi, kad nepatiks ateity dėl to, kad bus daugiau ir daugiau žmonių, kad dar mažai žmonių čia susirenka. Sąlyginai, dabar prie 15 000. 4000 šiandien ir tai yra, hitas. Šio sezono. Jo, šio sezono hitas, tai kol kas yra labai smagu vaikščioti, tu nesigauni kažkaip užspaustas ir taip toliau. Kavinėse visada gali nusipirkti greitai visko, taip pat pavalgyti kažką. Tai kol kas aš naudosiu šitą progą ir aš pėdinsiu labai ir atvarysiu be mašinos. Nes su mašina dažnai žmonės turi turėti dar valandėlę
laiko pasismaginti. Jo, šiaip man atrodo, Kauno Žalgiris daro, kad rungtynių dienas su rungtynių bilietų viešas nemokamai. Jo, gali O, labai būti. gerai. Tai čia Tas kosmosas. yra Labai Aš gerai. ateisiu kažkaip jau. Čia dažnas atvejis šiaip užsienį futbolo Jo. miestuose ir valstybėse, tai ir Žalgiris tą taiko ir čia labai sveikintina. Taip. Ir sumažinti kamščių, kuriuose dabar stovim, ir žmonėms tiesiog labiau atsipalaiduoti ir pajusti. Irgi sudaryti geresnės sąlygas, ateit pasižiūrėti. Ne, nu, tai Šiaip toks įsivaizduoju, lipi į autobusus, į troleibusus, artėji link stadiono, vis daugiau žmonių lipa kartu, išlipi su visa masė, ne? Bendra vaibą labiau kuria. Taip, Kad visi su mašinom suvažiuoja kaip skruzdėliukai ir tada išlipa ir sulenda. Aišku, mano turbūt problema, aš norėčiau daugiau išmokti kokius skanduočių, bet būtent fuliai gal skirtų. Vat kažkaip pagalvojau, nes kažkas su Žalgiriu buvo susiję, nes jas gali irgi skanduoti, bet kokiu atveju. Ten buvo, atsistokite visi, Jo, kas ir krepšiniai buvo. Tai kažkaip galbūt norėčiau kažką išmokti, kad nebūčiau toks žalias, kad, nu, arba paklaus žmonių tiesiog, gal žinot kažkokius skanduočius. Va, tas smagu tas, kad už mūsų žmonės buvo ir toliau Green White Boys ir faktas jie ten labai gerai girdėjo, skandavo taip toliau, bet buvo, kad ir žmonės skanduoja ir reaguoja į įvykius aikštėje, jeigu ten kažkokia aštresnė situacija ir Kauno Žalgiris ten veržėsi jau į priešininkų baudos aikštelę, jau žmonės, jau tas šurmulys, tas kažkoks laukimo jausmas jaučiasi. Tai labai smagu tas. Man kaifas buvo, galiu pasakyti, tik nuoširdžiai kaifas. Žinai, nėra, kad tu grįžti namo ir toks jautiesi pavargęs. Ne, aš labai užsihypinęs esu šiuo metu. Tai vat noriu kažkaip, sakau, balandį bus rungtynės, reikės nuvaryti, nusipirkti bilietus. Dabar 5 valandą Panevėžy dar žaidžia, tai dar spėsim gal. Tai varom tada į Panevėžį. Į antrą kėlinį drąsiai. Ne, cool, žinokit. Bernai, ačiū jums, kad tai gerai, pasiėmėt. ačiū tada Omantui, ačiū, kad sutikai, ačiū, kad pašnekėjai, kad įvykdai challenge mūsų. Nu, kvailų ir nekvailų. Aš šitą atsiminsiu visą gyvenimą ir man atrodo, aš tave taip pėsiu kokius ateinančius 4 metus. Nepyk. O gal tu neėsk manęs, gal tu dabar puikiai atrodai, nebeės, žinok, viskas gerai. Ne. Ir tai va, ačiū tau, Omantai. Ačiū. Dievai ir buvai. Aš Green White Boys toj būsiu. Taip, gali čia išlipti, jeigu ką. Gerai. Šiaip man atrodo greičiau nueičiau iki namų, negu jūs atvažiuosit. Tai va. Yra tikimybės. Su kitais žmonėm tada ką sakom? Iki pasimatymų, tikiuosi, kad patiko, kelionės ties to nesibaigs ir vešim toliau žmonės į stadionus, supažindysim su futbolu, vienus ar daugiau ar mažiau, gal bus ir žmonių, kurie jau buvę bus daugiau stadione, bet bandysim supažindinti su to mūsų futbolu ir dar labiau įpopuliarinti. Tai stebėkit, žiūrėkit ir iki pasimatymo. Iki.